ką daryti, sako, labai noriu fotografuoti, bet nežinau, nuo ko pradėti, kaip ir ką. Taigi, pasakysiu 3 dalykus. O tuo tarpu, nepamiršk paspausti laiką, nepamiršk prenumeruoti, nepamiršk paspausti skambutį, kad nepraleisk kitų video. Būtinai pakomentuok ir, aišku, pasidalink. Tema bus, manau, įdomi, todėl žiūrėk iki galo ir važiuojam į priekį. Taigi yra 3 dalykai, kurie, mano nuomonė, labai svarbus. Tai yra pasiruošimas, įprotis ir turbūt praktika, kuo daugiau praktikos. Tai vat, aš irgi praktikuojuosi, keliauju kitu tą keliu, kaip matot, aplinkui mane pusnys, brendu per pusnys, ne taip jau paprasta ir lengva, bet, sakau, biški pakeist maršrutą kitaip. Svarbiausia, nenugriūt kur į pusnį. Taigi, mylėjai, pasiruošimas. Pasiruošimas pradžiai tai yra mokymasis. Išmokt. Kuo geriau išmokt fotografuoti, kuo geriau suprast, kaip veikia tavo technika, tai bus lengviau fotografuoti. Į pasiruošimą įeina ir daugiau dalykų, tokie kaip pasiruošimas darbui. Nuo dulkių nuvalymo, galima sakyti, nuo pasiruošimo, fotografavimo, baterijų įkrovimo, kortelių formatavimo, objektyvų pasiruošimo susidėjimo ir taip toliau ir panašiai. Šitie dalykai irgi labai labai svarbus. Nes pasiruošimas tai yra viena iš tavo tokių nervingiausių dalykų, kurie paskui stresą atneša, jeigu tu nebūni pasiruošęs, neapgalvojęs, nesupratęs kažko, tai toks, paskui galvoju, kaip aš pamiršau, kaip taip išvis atsitiko, kodėl aš neįsidėjau. Taigi, buvę man irgi ir ne kartą, taigi pasiruošiau, tiksliau savo žmonikiai paruošiau techniką, o pats kortelę ir palikau. Ir va tau. Paskui stresuoji. Tai gerai, kad mūsų fotoaparatuose po 2 korteles, todėl yra paprasčiau, lengviau viską. Ir paėmęs iš žmonos fotoaparato kortelę įsidėjau ir mes taip tęsim ir fotografavom. Ačiū Dievui, kad nieko neatsitiko su tom kortelėm. Tai štai tokie dalykai jie būna. Tai kuo tu geriau pasiruoši, tuo bus geriau. Taigi pasiruošimas, kaip sakiau, prasideda nuo mokymosi, nuo to, kad suprast, kokia technika tau reikalinga. Pradžioj gali būti pati paprasčiausia. Svarbu tau eitų nustatyti pagrindinius nustatymus, tokius kaip išlaikymą, diafragmą, jautrumą. Ir jeigu tai turi, o dar kokį objektyvą šviesesnį, jau tu gali tikrai visai neblogai fotografuoti. Ir kai tu visą tai paskui supranti, jau tu jį įvaldei, tai yra savo techniką, savo fotoaparatą, tada galima galvoti apie rimtesnį, dar rimtesnę techniką, rimtesnius objektyvus ir taip toliau. Taigi pasiruošimas, mano nuomonė, yra labai labai svarbus visais atvejais. Fotografija nėra šiaip savo. Jeigu tu eini fotografuoti renginukus, tai nepamiršk, kad tu turi tam tikrą atsakomybę. Turi būti pasiruošęs atsakyti už tai, ką tu darai. Aš nebauginsiu ir nesakysiu, kad tai, kaip čia yra, žodžiu, sudėtinga, kaip sunku. Viskas ateina per galvą. Viskas ateina, kai tu ruošiesi, kai tu mokaisi, kai tu pradedi nuo fotografijos kursų. Ir tai viskas sužinojęs, visą laiką darbas vyksta paprasčiau ir lengviau. Ir ne tik, kad pats darbas, bet tu supranti, kokia tau ateityje technika reikalinga. Taigi šitie dalykai, kaip sakiau, labai padeda. Taigi toliau, įprotis. Įprotis vėlgi tokie kaip nustatyti fotoaparatą, pasirinkti tam tikrus nustatymus, tam tikrais atvejais. Nepamiršti atstatyti, jei buvai nustatęs praeitą dieną vienam žanro fotografavimui, o kitą dieną jau reikės fotografuoti kitą žanro fotografavimą. Todėl būtinas įprotis ir fotoaparato laikyme, atrodo paprastas dalykas. Fotoaparatą laikyti. Įprotis irgi labai svarbus. Jeigu tu kažkada išmokai neteisingai laikyti, tu tiesiog dažniau turi problemų, neryškumą, sujudėsias nuotraukas ir taip toliau.
Ypač tai svarbu, kai fotografuojam tamsesnėje aplinkoj, kad nuotraukos nebūtų sujudėjusios, nes tamsu išlaikymas pailgėja. Ir štai įprotis geras mums palengvina darbą, stipriai palengvina darbą. Viena tokia istorija vėlgi iš to pačio įpročio. Aš turiu įprotį, atrodo, dalyke susitarime su klientu, ar ne? Ir aš visą laiką viską sutariu ir su apmokėjimu sutariu viskas taip, kaip mano įprasta per ilgus metus. Ir kas liečia apmokėjimą, aš visą laiką apmokėjimą paimu po darbo, iškart po darbo. Kiti fotografai ima po to, kai atiduoda nuotraukas, visi kaip nori, taip daro. Svarbiausia, kad turėtų tą patį įprotį ir nereikėtų painiotis paskui, kai jau reikia atsiskaityti ir panašiai. Tai štai taip ir man vieną kartą atsitiko, kai klientas galbūt nenugirdo ir jisai sako, norės atsiskaityti po to, kai gaus nuotraukas ir taip toliau, bet mes, sakau, tarėmės kitaip. Ir aš turiu tą įprotį ir aš visą laiką taip. Sako, mes neatsimenam, kad taip buvo, kad mes tarėmės kitaip. Taip negali būti, sakau, nes aš turiu įprotį ir aš visą laiką tariuos tik tai taip, kitaip nesitariu, kad būtent nesipainiot. Aišku, viskas išsprendė puikiai, viskas išsprendė labai gerai, todėl viskas baigėsi gražiai. Tai štai, dėl atrodo paprastų dalykų, dėl įpročių, mažiau piktumo, mažiau streso ir su klientu nereikia pyktis, kad paskui viens apie kitą kažkaip tai blogai galvot. Štai jums ir įprotis, mėlėjai. Taigi įpročių yra daug, reikia stengtis juos įvaldyti taip pat ir tikrai tau palengvins darbą fotografuojant. Kas liko dar vienas iš dalykų? Tai turbūt praktika. Praktika. Kuo tu daugiau praktikuosis, tuo tau lengviau bus dirbti. Kuo daugiau praktikuosis, tuo daugiau atradimų bus fotografijoje iš tavo pusės. Kuo tu daugiau praktikuosi, tuo daugiau pamatai, atrandi, supranti. Ir vėl tau palengvina darbą. Nes tu, žinai, kaip tas atradėjas, kažką tai pasidarai, kad tau būtų ir patogiau. Kažką tai supratai, kad tau lengviau būtų redaguoti nuotraukas. Kažką supratai, kad įsigyti kitą techniką, kuri tau padės ir padarys geresnį nuotraukos kažkokį efektą ir taip toliau. Taigi įprotis ir praktika ir pasiruošimas labai jie susiję. Visi šitie trys dalykai susiję. Taigi praktikuotis būtina. Kai tik nustoji fotografuoti arba mažiau fotografuoji, viskas iš karto kažkas pasimiršta. Ir tada nuėjęs fotografuoti, tu galvoji, Jėzau, kaip aš čia taip, galėjau tai padaryti, galėjau anai padaryti. Kaip sako, viskas mūsų tose smegenyse po truputį užtemsta, po truputį kažkur tai dingsta, kažkokios naujos mintys ir taip toliau ir panašiai. Ir mes, žodžiu, nustojam galvoti daugiau ir viskas, paskui mes liūdim, kodėl taip atsitiko, kas atsitiko. Todėl praktika mums leidžia treniruotis. Tie pirštukai, kaip muzikanto, ar ne? Jisai groja, tau gali ten, žodžiu, eilėraštukus sakyti tuo pačiu. Jo pirštai groja, jisai juos išpraktikavęs. Arba kaip sportininkas, nori kažką pasiekti, tu turi būtinai judėti, sportuoti, treniruotis. Tik tada tu kažką pasieksi. Tik tada tu lengviau pasieksi. Mažiau pavargsi, mažiau emocijų, mažiau nervų kainuos. Vat ir tada, tokiu atveju, aš manau, kad vėlgi tau padės darbui. Tu daugiau turėsi klientų, tu daugiau uždirbsi, tu daugiau pamatysi, sužinosi. Tokie trys dalykai, kuriais aš jums pasidalinau šį kartą labai trumpai, bet tikiuosi, kad jums vis tiek padrąsino, kad jūs suprasit, jeigu jau užsisėdėjai ir galvoji, svarstai, arba dar tik nori pradėti, tai toks padrąsinimas jisai gali tau padėti, kad reikia išmokti, reikia sužinoti, kad nenusvirtų paskui rankos,
pradėjai ir čia pat pamatei, kad čia pasirodo ne taip jau viskas paprasta ir tau rankos nusviro, ne, pasirodo čia ne man, aš jau nenoriu fotografuoti, nes čia viskas labai labai sudėtinga. Pasakysiu, kad nieko čia nėra sudėtingo. Jeigu tavo aistra yra fotografuoti, tau belieka tik pradėti mokytis ir palaipsniui viskas ateina. Per mano mokymus paprastai ateina visos žinios, visos supratimas, atrodo, kas po ko daroma. Todėl ir yra pas mane, galima mokytis savarankiškai, galima mokytis individualiai, o savarankiškai net 10 temų video formate. Nuoroda yra po šio video, gali įsigyti, mokytis pats, turėk fotoaparatą, klausyk, žiūrėk kas ir daryk tai, kas yra sakoma. Ir tu pamatysi, kaip viskas po truputį ateina ir galvoju, vau, pasirodo, štai kaip čia reikia, štai kaip čia viskas vyksta. Na, o individualiai, tie, kurie nori greičiau ir jau pradėti rimtai dirbti, turėti fotosesijas ir fotografuoti šventes, kažkokius dar renginius, tai mokomės tik tai tu ir aš. Visas dėmesys skirtas tau, visi mano praktiniai daugiamečių tokie patarimai skirti tau vienam, kad išsiaiškit ir suprasti, kaip tai veikia, nuo ko pradėti, kaip turėti kokius įpročius ir taip toliau ir panašiai. Labai, labai gerai ir kitas visai lygis, todėl, manau, verta dėmesio šitas mokymas. Taip pat nuoroda yra po šio video, todėl pasižiūrėk būtinai ir nuspręsk, kurie mokymai tau geriau patinka, susisiekim ir mokykimės kartu. Ir kągi, pabaigai, kad čia daug neklampot man, paspauskit patinka, jeigu tikrai patiko, būtinai prenumeruokit, būtinai paspauskit skambutį, kad nepraleiskit tų video, būtinai pasidalinkit šio video, aišku, pakomentuokit, tai yra, mano nuomonė, labai svarbu, jum tai nieko nekainuoja, sekundės reikalas, o man tai malonu ir aš tokiu atveju galiu savo toliau patart, kažką pamokyt jūs, kad sužinotumėte, žodžiu, uždegt fotografijos linkime, kad jūs mokytumėtės, kad jūs eitumėt, fotografuotumėt ir džiaugtumėtės tuo, ką darote. Taigi, mylėjai, iki sekančio karto, visiems iki.